Sveiki! Šiandieną pademonstruosiu, kaip sukurti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamas derybas. Atkreipiu dėmesį, kad aš demonstruosiu, kaip sukurti demonstracinėje versijoje. Tuo tarpu jūs turite jungtis į jau produkcinę aplinką, tai yra viešieji-pirkimai.lt. Jeigu norite pasimokinti, tą galite daryti demo aplinkoje, tai būtų demo.viešieji-pirkimai.lt. Taigi, užsiregistravus savo organizaciją, jeigu dar to nesate padarę, ir prisijungus prie savo paskyros, pasirenkame žingsnį pirkimo sukūrimas ir sukurti naują pirkimą. Kaip ir kitų procedūrų, mūsų pirkimo kūrimas prasideda nuo pirkimo suvestinės eilutės, spaudžiame ant ženkliuko paieškos ir arba per pavadinimą, arba per kitus indikatorius susirandame mums reikalingą pirkimų suvestinės eilutę, su kuria susijęsime savo pirkimą. Aš pasirenku bet kurį pirkimą iš suvestinės ir po to pakeisiu jo pirkimo būdą. Tai darau tik tai demonstraciniais tikslais, jūs pasirenkate būtent tą eilutę, kuri yra nurodyta jūsų pirkimo suvestinėje. Toliau, jeigu iš suvestinės informacija yra suvesta teisingai, pas jūs turėtų įkristi pirkimo pavadinimas, aprašyme nurodote svarbią informaciją. Toliau pasirenkate pirkimo objekto tipą, prekės, paslaugos arba darbai. Jeigu pasirinksite darbus, atkreipiu dėmesį, kad prie kita sutarties forma jums reikės pažymėti, kad tai yra darbų sutartis. Šitų laukų jūs nepildysite, bet būtent kita sutarties forma pažymite darbų sutartis. Jeigu tai yra paslaugos, SPK kategorijos čia nieko pildyti nereikia, jeigu prekės, nieko pasirinkti toliau nereikia. Toliau pasirenkame direktyvą, tai jeigu jūs pirkimą atliekate pagal viešųjų pirkimų įstatymą, renkatės klasikinę direktyvą, jeigu pagal taip sutrumpinami vadinamą komunalinių pirkimų įstatymą, renkatės komunalinės paslaugos, jeigu koncesija ir jeigu pagal gynybos pirkimų įstatymą renkatės gynybos direktyvą. Toliau pirkimo būdą mes vykdome skelbiamas derybas, todėl pasirenkame skelbiamas derybas ir nurodome, kokią sutartį mes planuojame sudaryti, tai yra pirkimo sutartį ar preliminarią sutartį. Kitus laukus praleidžiame ir užpildome BVPŽ kodą, jeigu jisai neįkrenta iš jūsų pirkimų suvestinės. Jūs BVPŽ kodą galite ieškoti per paiešką įvesdami raktinius žodžius arba per numeriukus įskleisdami juos ir pasirinkdami, paspausdami ant konkretaus BVPŽ kodo 2 kartus. Ir tada spaudžiate pateikti. Laimėto nustatymas kiekvienam objektui spaudžiate ne. Čia nėra tapatų pirkimo skaidymui į dalis, todėl visą laiką turi būti žymima ne. Elektroninio aukciono sukūrimas šiame pirkime nekursime elektroninio aukciono, todėl pažymime ne. Numatoma vertė, jeigu jūs pirkimo dokumentuose viešinate savo numatomą pirkimo vertę, nurodote ją ir čia, kitu atveju nurodote 0 ir nurodote, kad 0 reiškia, kad pirkimo vertė yra neviešinama. Tai galite pažymėti prie aprašymo lauko. Pasiūlymų vertinimui naudojama vertė neskelbiama, tai čia nurodote pasiūlymų vertinimui naudojama vertė, pagal kurią lyginsite, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina yra ne per didelė ir priimtina. Tiesa,
toliau sukūrus pirkimą bus kiltis ir vidiniai dokumentai, tai jeigu norite detalizuoti tą kainą arba turite pirkimo dalis, tai tenai galėsite įkelti dokumentą su kainos detalizavimu. Virš ar žemiau tarptautinio pirkimo vertės ribos, tai pasirenkame virš, jeigu vykdome tarptautinės vertės pirkimą, žemiau jei vykdome supaprastintą pirkimą. Prašymas pateikti paaiškinimą, nurodote terminą pagal jūsų pirkimo dokumentus, aš tuo tarpu nurodysiu trumpą terminą tik tai demonstraciniais tikslais. Jūs nurodote tokį, koks yra nurodytas jūsų pirkimo dokumentuose. Dokumentų kėlimas su paaiškinimais visą laiką žymite taip. Susipažinimo su pasiūlymais data pasirenkate tą pačią, kurią nurodėte kaip pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminą. Tai toliau leisti teikti pavėluotus pasiūlymus žymime ne. Nors kai kurie laukai nėra pažymėti žvaigždute, juos bus privaloma užpildyti kitame žingsnė, dėl to iš karto rodau, kuriuos žingsnius jums reikėtų pažymėti. Leisti tiekėjams sistemoje pareikšti susidomėjimą visą laiką žymime taip. ES finansavimas pažymime, ar mūsų pirkimas atliekamas iš ES fondų lėšų ar ne. Pasiūlymo vertimo kriterijai, kol kas pasirinksiu kainą. Ar pirkimas skaidomas į dalis, kol kas pademonstruosiu su neskaidimu. Leidžiame pateikti alternatyvius pasiūlymus, pažymime ne, nebent tai yra leidžiama jūsų pirkime. Sutarties trukmė mėnesiais arba metais, įskyrus pratęsimus, tai pažymime, pasirenkame pagal pirkimo dokumentų nuostatas ir arba mėnesiais arba metais nustatome atitinkamai trukmę. Ir pasiūlymo galiojimo terminas dienomis arba mėnesiais, tai vėlgi nurodote pagal savo pirkimo dokumentus. Toliau skelbimo kalba pažymime lietuvių kalbą ir asmenų susipažįstančių su pasiūlymais skaičius. Nurodote, kiek asmenų atidarys jūsų pasiūlymus. Tai galima pasirinkti vieną arba du. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu paliekate du, tai reiškia, kad du asmenys ir turės atidaryti pasiūlymus. Jeigu pažymėsite vieną, tokio atveju užtenka ir vieno asmens. Ir spaudžiame mygtuką sukurti pirkimą. Taip, pirkimą sukūrėme, tiksliau pirkimo aplinką ir grįžtame į namuką. Pasirenkame žingsnį baigti pildyti pirkimo informaciją. Ir visus laukus mes jau turėtume būti užpildę. Jeigu kažko neužpildėme, privaloma sistema išmes pranešimą. Taigi pabandome išsaugoti. Štai pirkimo aplinka sėkmingai išsaugota, grįžtame į namuką. Toliau turime užduotį priskirti naudotojus. Spaudžiame šią užduotį ir kadangi aš pažymėjau, kad pasiūlymus atidarys vienas asmuo, aš pasirenku, kad aš būsiu ir vykdytojas, ir pasiūlymus atidarantis asmuo, ir kandidatas į pagrindinius vertintojus, tai yra viską darysiu pas vienas, jeigu norima, kad sistemoje vertintojais būtų daugiau asmenų arba, kaip ir minėjau, pasiūlymą atidaro daugiau asmenų, jūs turėtumėte prisiskirti čia daugiau asmenų pagal jų pareigas. O aš, kadangi prisiskyriau vieną asmenį, jeigu vykdo pirkimo komisija, ko reikalautų supaprastintas ar tarptautinės vertės pirkimas, tai kaip vykdytojas aš visus pasiūlymus perduosiu už sistemos ribų kitiems komisijos nariams vertinimui. Taip, tai čia pažymėjus, neįsigaskime, tas šauktukas liks degti visada iki pasiūlymo vertinimo termino,
Taigi jisai čia turi likti. Grįžtame į namuką. Ir štai matome, kad mūsų užduotis priskirti pasiūlymas atidarančius asmenis ir vertintojus, jinai lieka ir jinai liks iki pat pasiūlymų vertinimo etapo. Toliau pasirenkame užduotį patvirtinti nešališkumo deklaraciją. Tai aš patvirtinu, kad šiame pirkime esu nešališka. Einame į užduotį nustatyti pirkimo eigą. Taip, nustatome sukūrimas ne sistemoje, pasiūlymo pateikimas sistemoje ir vertinimas ne sistemoje. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu jūs norėtumėte kurti du vokus, tą reikėtų padaryti visas parinktis pasirinkti sistemoje, tačiau atkreipiu dėmesį, kad sistemoje nėra galimybė supaprastinto pirkimo atveju išvengti paraiškų pateikimo etapo, tai jeigu jūs vykdysite supaprastintas skelbiamas dėrybas ir norėsite pasiūlymus vertinti dviejose vokuose, tai jums reikia ir nusimatyti dar atskirą paraiškų pateikimo etapą ir negalite paraiškų prašyti kartu su pasiūlymais. Bet atkreipiu dėmesį, kad vykdant skelbiamas dėrybas nėra būtina pasiūlymų prašyti dviejose vokuose, todėl jūs galite tiek techninius charakteristikas, tiek pasiūlymo finansinius aspektus prašyti pateikti viename voke, todėl tą galite daryti už sistemos ribų. Taigi, pasirinkę nustatytus parametrus, mes spaudžiame nustatyti pirkimo eigą. Grįžtame į namuką ir turime užduotį paskelbti skelbimą apie pirkimą. Prieš skelbiant skelbimą apie pirkimą mes galime įkelti pirkimo dokumentus. Ta darome pridėdami pirkimo dokumentus ir rašydami pavadinimą, pasirinkdami lietuvių kalbą, aprašymą, jeigu reikalinga. Ir pasirinkdami norimus kelti dokumentus. Jeigu norite kelti visus iš karto vienu metu, jums tuos dokumentus reikėtų suzipuoti, sutraukti, kitu atveju galite kelti po vieną dokumentą, pasirinkti statusą galutinis ir išsaugoti. Norėdami pridėti dar dokumentus, vėl kartojate tą patį veiksmą. Toliau, kaip minėjau, yra skiltis vidiniai dokumentai ir vidiniuose dokumentuose jūs įsikeliate pasiūlymų palyginimui, pasiūlymų kainos vertinimui skirtą kainą. Tai yra ta kaina, kuri bus laikoma per didelį neprimtina, jeigu pirkimo skaidote dalis ir ją reikia detalizuoti. Grįžtame į skelbimo pildymo skiltį ir spaudžiame sukurti skelbimą. Pasirenkame skelbimą, tai jeigu mes vykdome tarptautinės vertės pirkimą, mes renkame skelbimą apie pirkimą, jeigu mes vykdome ir įprasta tvarka, jeigu mes vykdome supaprastintą pirkimą, renkamės nacionalinį skelbimą apie pirkimą.
Paprastesnis režimas yra skirtas skelbimam, kai perkamos visokios socialinės paslaugos nurodytos viešų pirkimų įstatymo 2 priede. Spaudžiame sukurti. Ir pademonstruosiu tik patį pildymo principą, o tuo tarpu visą informaciją, kaip užpildyti detaliai skelbimus, jūs galite rasti mūsų metodinėje medžiagoje. Bet iš esmės, kaip yra pildoma, tai atidaroma, jeigu matome tokį raudoną iksiuką, paspaudžiame ant rodyklytės, kad jinai pasikeistų į viršų. Jeigu čia nėra jokių laukų, ką galime užpildyti, einame žemyn į tą subtokią eilutę, vėl spaudžiame ant jos ir matome, kur raudonas žvaigždutės, vadinasi, informacija yra privaloma. Tai paspaudžiame ant lauko, pasirenkame reikšmę ir paspaudžiame ant bet kurios tuščios vietos, kad reikšmė pasirinkta užsifiksuotų. Toliau spaudžiame, pasirenkame reikalingą reikšmę ir kartojame nurodytus veiksmus. Ir matome, kai skiltį užpildėme, pasikeičia mūsų procentai 100%, vadinasi, toje skiltyje aš užpildžiau visą reikalavimą informaciją ir einu į kitą skiltį. Tiesa, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios skiltys dar turi viršuje tokius poskirius. Tai vėlgi matome tokį raudoną iksiuką, vadinasi, šitoje skiltyje yra kažkokios neužpildytos informacijos. Susirandame tą raudoną iksiuką, spaudžiame rodyklytę į viršų ir pasirenkame mums reikalingą informaciją. Štai užsipildėme reikalingus laukus. Toliau užsipildysiu skelbimą nedemonstruojant, kadangi pasirinksiu atsitiktinės reikšmes ir grįšiu jau į skelbimo patvirtinimą. Štai visas skiltis esame užsipildę, visur matome 100%, galime patikrinti, ar sistema nemeta klaidų, tai spaudžiame patvirtinkite. Ir štai jokių klaidų mes nepalikome, uždarome ir dar sykį spaudžiame ir patvirtiname, saugome kaip galutinį variantą. Matome pranešimą, kad patvirtinimas sėkmingas ir išeiname iš skelbimo kūrimo aplinkos. Toliau užpildę skelbimą, ką turime nepamiršti padaryti, tai yra paspausti štai šitą rodyklytę į viršų, ką reiškia, kad išsiųsime savo skelbimą paskelbimui. Štai pranešimas sėkmingai pateiktas paskelbti. Kadangi tai yra supaprastintas pirkimas, pirkimas pasiskelbia iš karto ir jį galime pamatyti paspaudę čia prie naujausių pirkimų. Štai matome, mūsų pirkimas jau yra pasiskelbęs. Taip, tai pasirinkę valymo paslaugas. Dar galiu parodyti, štai šioje skiltyje mes galime vykdyti susirašinėjimą, kai jau turėsime tiekėjų, kuriems galėsime rašyti pranešimus. Jeigu mums reikia papildyti pirkimo dokumentus, paskelbti kažkokius tai paaiškinimus, tai darome per pirkimo dokumentų skiltį. Prie pirkimo dokumentų tiesiog pridedam vėl kažkokius dokumentus, patikslinimus, paaiškinimus ir jeigu reikia tikslinti skelbimą, spaudžiame ant skelbimo, pasirenkame štai šitą pieštuką ir turime parinkti, sukurti skelbimą apie pakeitimus.
ją pasirinkus, paspaudus OK, mes grįžtame į skelbimo koregavimo aplinką ir galime jį pakoreguoti. Jeigu mes nieko nedarėme, galime ištrinti. Tai štai pirkimas sukurtas, toliau einame į tiekėjo aplinką, kurioje tiekėjas pateiks pasiūlymą. Štai, esu prisiregistravęs sistemoje kaip tiekėjas ir primenu, kad tiekėjai turi jungtis per viešieji-pirkimai.lt. Aš šiuo metu demonstraciniais tikslais esu demonstraciniai versijai demo viešieji-pirkimai.lt. Tai jeigu jūs dalyvaujate realiame pirkime, tokiu atveju reikėtų rinktis viešieji-pirkimai.lt. Ir susiradus pirkimą, kuriame noriu dalyvauti, tą galima daryti per paiešką, išplėstiniai paieškoj pagal raktinius žodžius susirasti pirkimą. Pavyzdžiui, žinau, kad pirkimas vadinasi valymo paslaugos, tai pasirinko žodį valymo ir pagal pirkimo vykdytoją, kurio pirkime noriu dalyvauti, galiu tą pirkimą pasirinkti. Ir toliau pasirinkęs pirkimą einu įrodyti pirkimo meniu. Ir galiu išreikšti susidomėjimą šituo pirkimu, tai tokiu atveju perkančioji organizacija matys, kad šiuo pirkimu domitės ir galiu pažymėti, susijęti su šiuo pirkimu tik save arba susijęti visus savo organizacijos naudotojus. Tokiu atveju aš gausiu visus pranešimus aktualius, kuriuos perkančioji organizacija išsiųs visiems šiuo pirkimu susidomėjusiem tiekėjam. Toliau einu į skiltį pasiūlymus. Jeigu noriu rašyti perkančiai organizacijai, aš einu į susirašinėjimo priemonės ir šios skilties pagalba siunčiu pranešimą. Primenu, kad viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi metodinę medžiagą atskirą, kaip vykdyti susirašinėjimą, dėl to šioje demonstracijoje to nerodysiu. Einame į skiltį pasiūlymus, patvirtiname nurodytus veiksmus ir toliau norėdami pateikti pasiūlymą, spaudžiame sukurti pasiūlymą sistemoje. Čia įrašome savo pasiūlymo pavadinimą, galime įrašyti tiesiog pasiūlymas ir spaudžiame įsaugoti. Toliau tiekėjai norėdami įkelti dokumentus, tą turi padaryti paspausdami štai šitą raudoną pieštuką. Jeigu tiekėjas sako, kad aš negaliu pateikti pasiūlymą, niekas nėra aktyvu, aš paspaudžiu, bet man nieko neleidžia pasirinkti, vadinasi, tiekėjas nepaspaudė ant raudono pieštuko ir nepasirinko redaguoti. Tai kai jau pasirinka redaguoti, tiekėjas gali nueiti į dokumentų biblioteką, pasirinkti visus dokumentus, kuriuos jisai norės pateikti šiame etape, ir spausti įkelti. Toliau grįžta į žingsnį ne sistemoje ir pasirinkę popieriaus lapą įkelia dokumentus, kurie yra reikalaujami pirmame etape. Tai šiuo atveju perkančioji organizacija, jeigu vykdo tarptautinės vertės pirkimą, jinai reikalaus paraiškos ir visų dokumentų, kas susijęs su paraiška. Jeigu vykdo supaprastintą pirkimą, jinai priklausomai nuo pasirinkto pirkimo strategijos gali prašyti paraiškų kartu su pasiūlymais arba prašyti tik tai paraiškų, tai tą turėtumėte įvertinti, atsižvelgdami į perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentus. Na ir pasirenku kažkuriuos iš dokumentų, kuriuos noriu pridėti ir spaudžiu įsaugoti. Toliau paskutinis žingsnis, kurį mums reikia atlikti, tai spausti pateikti ir patvirtinti.
Ir štai matome, kad užsipildė 100%, pasiūlymas yra pateiktas, statusas pasikeitė į pateiktą, galime išeiti iš pasiūlymo rengimo aplinkos, atnaujinti mūsų langą ir matome, kad pasiūlymas yra sukurtas ir pateiktas. Jeigu norime peržiūrėti savo pasiūlymą, galime pažymėti peržiūrėti ir matysime visus dokumentus, kuriuos esame pateikę. Jeigu norime ištrinti savo pasiūlymą, pažymime pasiūlymą ir spaudžiame pašalinti. O jeigu iš naujo pasirinksime sukurti pasiūlymą sistemoje ir pateiksime naują pasiūlymą, tai tiesiog tas senasis pasiūlymas persirašys į naująjį. Tai štai, vienas tiekėjas jau yra pateikęs pasiūlymą, laukiama pasiūlymų teikimo termino pabaigos ir susitiksime jau pasiūlymų vertinimo etape. Sveiki, sugrįžome po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos į pirkėjo profilį. Primenu, kad esame demonstracinėje versijoje. Jeigu vykdote tikrą pirkimą, turite jungtis viešieji-pirkimai.lt. Ir prisijungus prie savo profilio einame į namuką ir susirandame savo pirkimą. Štai turime mūsų pirkimą valymo paslaugos ir primenu, kad susipažinti su pasiūlymais galėsite 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taigi, turime užduotį susipažinti su pasiūlymais, ją spaudžiame, pažymime visų tiekėjų pasiūlymus, kurių pasiūlymus norime atverti ir spaudžiame pateikti pasiūlymų sąrašą. Dar kartą patikrinti ir yra pasiūlymai atidaryti. Grįžtame į namuką ir turime užduotį patikrinti interesų konfliktą. Spaudžiame priimti, jeigu interesų konflikto neturime, ir spaudžiame išsaugoti. Grįžtame į namuką. Turime užduotį įvertinti vertimo rezultatus. Atsidarius matome tiekėjų pasiūlymus, ant štai šios dėžutės paspaudus galime juos peržiūrėti. Matysime prikabintus dokumentus ir turime suvesti rezultatus. Tiesa, kol kas skelbiamose dėrybose ir neskelbiamose dėrybose čia vietoj kainos rašome rezultatą nuo 0 iki 100, tai jeigu tiekėjas viską atitinka, siūlau rašyti 100, jeigu tiekėjas turi būti atmestas, siūlau rašyti 0 ir tada pasirinkti atmesti. Kitu atveju abiejų tiekėjų įrašome rezultatą 100. Tačiau jeigu ir rašysite kažkokį kitokį skaičių iki 100, tai jokios įtakos šiam pirkimui neturės. Taigi spaudžiame įsaugoti kaip galutinį. Ir patvirtiname. Toliau einame į namuką ir turime pasiūlymo eilę prieš atidėjimo laikotarpį. Jeigu viskas tinka, neįsigąskite, suprantu, kad dar esame tik tai pirminių pasiūlymų arba paraiškų vertinimo etape. Tai kol kas tai nėra ta tikroji pasiūlymo eilė, kurią mes suprantame pagal viešųjų pirkimų įstatymą arba kitų pirkimų įstatymus. Tai tiesiog sisteminis žingsnis, kuriuo mes patvirtiname tai, kad tiekėjai praeina į kitą etapą. Spaudžiame įsaugoti, jeigu kažkuris tai tiekėjas vis dėlto turėtų nepraeiti, nuėmame paukščiuką. Spaudžiame įsaugoti. Grįžtame į namuką
ir turime užduotį paskelbti vertimo rezultatus. Tai čia žinutės mes nerašome, ją rašome per susirašinėjimo priemones ir tiekėjus informuojame apie paraiškų, o jeigu tai yra supaprastintas pirkimas, kurio metu paraiškos ir pirminiai pasiūlymai prašomi viename voke, informuojame apie vertimo rezultatus. Tai tą darome susirašinėjimo priemonėmis, o šitame žingsnėje spaudžiame tęsti, nesiunčiant pranešimų. Toliau, jeigu grįžtume į namuką, matytume tą pačią užduotį, tiksliau nematytume apskritai jokios užduoties, galime patikrinti, nes prasidėjo sutarties sudarimo atidėjimo taikymo laikotarpis, bet jis vėlgi yra sisteminis žingsnis, kol kas mums taikyti nereikia pagal mūsų atliekamą pirkimo procedūrą. Tai ką mes darome, mes einame į pirkimą ir prie mano pirkimo sąrašų matome, pasirenkame mūsų pirkimą, paspaudžiame jį ir paspaudžiame netaikyti atidėjimo termino, nes dar nelaikas įtaikyti. Be abejo, jeigu jūs norite išlaukti terminą po savo sprendimo priėmimo ir, pavyzdžiui, netęsti, nekviesti teikti pirminių pasiūlymų, jeigu paraiškų etape kažką tai atmetėte, ar ne, ir norite išlaukti tą saugų terminą, kad tiekėjas, sakykime, neteiks pretenzijų ir jums nereikės grįžti į paraiškų vertimo procedūrą, tai tokiu atveju jūs tą terminą tikrai galite išlaukti. Tai spaudžiame netaikyti atidėjimo termino ir šitas terminas sistemiškai nustatytas 14 kalendorinių dienų. Jeigu jūsų terminas yra trumpesnis, pavyzdžiui, 5 darbo dienos supaprastinto pirkimo atveju, tai nutraukti galite ir po 5 darbo dienų. Ir grįžtame į namuką ir matome užduotį pasiūlymo eilė po atidėjimo termino pabaigos. Tai vėlgi sisteminis žingsnis, kol kas dar jokios pasiūlymo eilės mes neturime ir spaudžiame išsaugoti. Toliau grįžtame į namuką ir matome užduotį nauja proceso pradžia. Ta pačią užduotį mes matome ir čia pradėti naują vertinimo ciklą. Tai galime ją vykdyti tiek per namuką užduotį, tiek per čia. Tas naujas vertimo ciklas reiškia, mes pereinam į naują etapą, kurio metu mes sukursime kvietimus teikti pirminius pasiūlymus. Ir ką mes darome, siunčiame kvietimus, sukuriame kvietimą, parašome, kviečiame pateikti pirminius pasiūlymus, kaip pavyzdį rašau tekstą ir pažymime, ar visiems teikėjams, kurie buvo pirmame žingsnėje, pavyzdžiui, kurie pateikė paraiškas, ar visiems teikėjams mes siunčiam šį kvietimą. Jeigu visiems, tai jie jau yra automatiškai pažymėti, jeigu ne, mes galime nuimti varnelę. Ir nurodome terminai, kada jie gali teikti prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus ir iki kada gali pateikti pasiūlymus. Aš nustatau itin trumpus terminus dėl demonstravimo tikslais, jūs tuo tarpu nustatote pagal savo pirkimo dokumentus. Tiesa, šiuos pranešimus nekreipkite dėmesio, joje yra sisteminiai tam tikri pranešimai, kurie ne visi jums gali būti aktualūs ir atitikti jūsų pirkimo situaciją, tai jie yra tik įspėjamieji pranešimai, kurie jums netrukdo vykdyti pirkimo procedūrų. Jeigu jūs jau darote kažkokią klaidą, bus pranešimai, kurie užsidega raudonai ir yra sistemos viršuje pateikiami. Tai štai, turim pranešimą, kad viskas sėkmingai siųsta, jeigu kažką būtume padarę blogai,
Tai čia būtent degtų raudonas pranešimas su kažkokia tai nurodyta klaida. Kas vyksta toliau, grįžtame į namuką ir matome, kad mūsų pirkimas dingo iš užduočių, jisai vėl persikėlė prie mano pirkimų sąrašo, kadangi jokių aktyvių veiksmų mes dabar negalime daryti. Tai laukiame iš tiekėjų pusės pasiūlymų ir susitiksime tuomet jau, kai gausime šiuos pasiūlymus. Tai antrame žingsnėje turime užduotį susipažinti su pasiūlymais, spaudžiame šią užduotį, pasižymime tiekėjų pasiūlymus, kuriuos norime atverti ir spaudžiame pateikti pasiūlymų sąrašą. Dar kartą patikrinti ir su antro žingsnio pasiūlymais yra susipažinta. Grįžtame į namuką. Ir turime užduotį įvesti vertimo rezultatus. Įvedama pasiūlymo kainos. Ir jeigu kažkuris tai tiekėjas turi būti atmestas, pažymime atmesti. Kitu atveju, jeigu būtų tiekėjai tęsę dalyvavimą pirkime, spaudžiame išsaugoti kaip galutinį. Primenu, kad paspaudus ant dėžutės galima parsisiųsti tiekėjų pasiūlymus. Grįžtame į namuką ir turime užduoti pasiūlymą eilė prieš atidėjimo laikotarpį. Na tai čia turim tokią neoficialią pasiūlymo eilę, ne tokią eilę, kokią mes turime pagal viešųjų pirkimų įstatymą, bet tiesiog tai sąrašas tiekėjų, kurie tęsia dalyvavimą pirkimo procedūrose. Jeigu kažkurį tai tiekėją reikia atmesti, nuimame varnelę, jeigu abudu tiekėjai tęsia dalyvavimą pirkime, spaudžiame išsaugoti. Grįžtame į namuką ir turime užduotį paskelbti vertimo rezultatus. Tai antro žingsnio vertimo rezultatus paskelbėme per susirašinėjimo priemones, o šitą žingsnį mes praleidžiame ir spaudžiame tęsti nesiunčiant pranešimų. Jeigu mes grįšime į namuką, matysime, kad pirkimas dingęs iš mūsų sąrašo, tai jeigu toliau norime vykdyti, galime iš karto spausti čia ir netaikyti atidėjimo termino, kadangi dar mūsų pirkimas nėra pasibaigęs ir atidėjimo termino mes taikome galutiniame etape sudarius pasiūlymų eilę ir nustačius laimėtoją. Tuo tarpu čia mes galime tą atidėjimo terminą taikyti tokiu tikslu, kad jeigu, pavyzdžiui, vertinote pirminius pasiūlymus ir dar norite ir atmetėte kažkokį tiekėją, norite išlaukti terminą, per kurį tiekėjas gali apskųsti vertimo rezultatus, tai galite nutraukti atidėjimo terminą tada, kai apskundimo terminas yra pasibaigęs. Ir sistemiškai jis yra nustatytas 14 dienų, jūs bet kada jį galite nutraukti anksčiau. Tai spaudžiate netaikyti atidėjimo termino, grįžtate į namuką ir turite užduoti pasiūlymą eilė po atidėjimo termino pabaigos. Jeigu būtų tiekėjai vis dar tęsia dalyvavimą pirkime, spaudžiame išsaugoti. Jeigu, pavyzdžiui, prieš tai buvote atmetę kažkurį tai tiekėją ir reikia jį sugrąžinti, spaudžiate atmesti ir prašyti pakartotinio vertinimo ir visą procedūrą praeisite nuo antrojo žingsnio pradžios, nuo vokų atvėrimo. Spaudžiame išsaugoti. Ir turime galimybę arba sudaryti sutartį, arba pradėti naują vertimo ciklą. Tai jeigu jūs vykdote supaprastintą pirkimą ir jūs prašėte paraiškų kartu su pirminiais pasiūlymais, tai turėtumėte eiti į užduotį sutarties sudarimas. Jeigu jums reikalingas dar trečiasis žingsnis, tai kartojate trečiąjį žingsnį. Tai
turime užduotį pradėti naują ciklą arba nustatyti laimėtoją. Ir grįžtame į tą patį langą, kuriame buvome, ir galime spausti sutarties sudarymas. Tokiu atveju įvedame sutarties vertę su visais mokesčiais. Jinai gali skirtis nuo laimėjusio tiekėjo pasiūlymo priklausomai nuo jūsų pasirinkto kainos apskaičiavimo būdo. Ir spaudžiame išsaugoti. Toliau grįžtame į namuką ir turime užduotį įvesti laimėjusių tiekėjų atsakymus. Tai spaudžiame ant šio pieštuko ir jeigu tiekėjas sutiko sudaryti sutartį, spaudžiame priimti. Jeigu tiekėjas nesutiko sudaryti sutarties, spaudžiame atmesti ir mus prašys įvesti kitus rezultatus. Ir paskutinis žingsnis - paskelbti skelbimą apie sutarties skirimą. Tai spaudžiame sukurti skelbimą, pasirenkame sutarties formą skelbimas apie sutarties skirimą ir ją užpildome. Tai įvykdėme skelbiamų derybų pirkimo sukūrimo bei vertinimą ir tikiuosi, kad ši informacija jums padės sėkmingai vykdyti skelbiamas derybas.